Sveiki, sveiki, senokai nesimatėme, bet aš grįžau ir šiame video gaminsime laikiną terasą iš padėklų. Tad like, subscribe ir žiūrim toliau. Gitėnas ir vėl važiuoja į sodybą, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Ačiū labai. Sveiki, sveiki, senai nesimatėme. Ir turbūt daugeliu bus klausimas, kur mes buvom dingę. Tai turiu atsakymą. Tai pirmą savaitgalį nebuvo video, kaip ir sakiau, dėl Velykų, visi lankėme giminės ir panašiai, tą patį darėte ir jūs. Na ir po Velykų praėjus keletai dienų susirgo mūsų viena dukra, po to ir mažoji apsirgo ir atsidūrė ligoninėje. Tai žodžiu, mažoji buvo su mama savaitę beveik ligoninėje, aš su didžiaja dirbau iš namų, buvo tikrai įtempta savaitė. Na ir po 3 savaičių atvykau į kaimą. Na ir per tas 3 savaitės, aišku, aš buvau keletą kartų čia atvykęs, nes buvau užsisakęs žvėriuko, tai atvežė žvėriuką. Tada buvau vieną kartą atvykęs su tėčiu, išsinešėm tuos sunkius betono luitus, po to parodysiu. Iš tikrųjų buvo vėlia kaip sunkus ir kreizas stalas, kur darysim pavėsinę tą terasą. Tai tas kreizas stalas iš vis kosmosas svėrė. Bet pavyko jį iš ten ištempti, na ir turbūt tiek, dabar yra 3 kartas, kada aš čia atvykau. Tai dar nežinau šiandien ar kažką čia darysiu, atsivežiau dalykus, reikia dar elektrą nurašyti ir panašiai. Tai žiūrėsim, bet planas yra pradėti gaminti lauko terasą iš palėčių. Faktas, kad kuo pigiau, nes jinai laikina, bet kaip ir buvau minėjęs, kol viskas čia statysis, norisi kažkiek to komforto atsisėsti, pasidaryti. Tai ką, einam žiūrėti, kas darosi kieme po tiek laiko. Emos namas apvirtęs aukštinkojom, kažkas būta čia vėjo nemažo. O kol čia nebuvau ir nefilmavau, tai va, turim žvėriuko. 4 tonos atrodo nemažas skaičius, bet kai išpylė, tai taip nebeatrodė. Bet realiai tai terasai turėtų užtekti. Vėjas šiandien nemažas yra, ten atitemptas kreizas iš tos vietos, atvežtos paletės, ne aurinės, o vienkartinės, tai gavau nemokamai. Na ir susitemptas šitas sąvartynas, čia buvo tokie blokai, o tokio ilgio jie buvo tikrai sunkus, tai dviese buvo net sunku nešti juos. Tai toli nenešėm, atsiridenam ir žiūrėsim, kas čia gaunas. Tai dabar tikslas išsivalyti va šitą vietą, pasitiesti agro plėvelę, susipilti žvyro ir iš palėčio bandyti konstruoti tą terasą. Kas liečia pokyčius, tai per tas 2-3 savaitės sužaliavo ir žolė, tai dar dasidės ir šienavimas taip pat po kokių porą savaičių. Tai dar laiko stoka atsiras. Tai va per tas porą savaičių reikia būtinai čia pasidaryti tą terasą. Tai einam, pristatysiu, kiek man jinai atsieis pinigų. Na, o prieš pradedant gaminti terasą, įsivertinkim, kiek mums jinai kainuos. Tai kaip ir minėjau, terasą bandysim daryti kuo pigiau, tai įsivertinkim tai, nes tai laikinas dalykas, tai tiesiog, kad atlaikytų porą metų. Tai ką, pradedam nuo žvyro. Žvyras kainavo 60 eurų tą mašinėlę 4 tonų, tai ten realiai kūras brangiau kainavo negu tas pats žvyras, na, bet yra kaip yra, kainas kūro patys matėm. Tada sekantis paletės. Paletės vienkartinės, jos realiai nieko man nekainavo. Ir tada šiandien nusipirkau tokį dalyką, tai čia dar investavau kažkiek į savo ateitį. Tai prisidės galbūt ir prie šito projektėlio. Tai va, toks šlifuoklis Lidle Parkside. Išbandysim, čia dar tokie +3 tie šveistukai, tai žiūrėsim, kas gaunas, nusišveisim prieš impregnuojant tas paletės galbūt. Tai šitas kainavo 14,99. Tada Bikovoje pirkau medsraigčių dėžutę, čia yra 100 vienetų, gal pakaks. Ir tokių tvirtinimo detalių, galvoju, gal tarpusavį suryšiu aš tas paletės, kai jau ten dėliosiu. Tai tokių 10 kainavo, man rodos, 2 PM ar 2 eurai. Na, tarkim, 2 PM, nepaėmiau to čekio, medsraigčiai 3 centais, nu tai bendrai 5 centais šitas kainavo dalykas. Šitas teptukas paėmiau tokį obelis pernai su tokiu dažiau, jisai akcija dabar jam buvo, tai bus patogiau
ten daug jų bus tų palėčių, tai bus patogu nusišveisti. Šitas kainavo 221 turbūt, nežinau, akcija buvo. Agro plėvelę tą paėmiau, kaip čia vadinasi, agro danga. Ėmiau pačią didžiausią, išsikarpysiu, jeigu man ten reikės, 3,10 m, žodžiu. Tai šitą agro plėvelę Bikovoje kainavo 9 PM. Ir ką dar ėmiau, tai užgaudžiau, kad impregnantam akcija, tai patį didžiausią paėmiau ir spalva jo yra ta tokia sendinto medžio, tamsiai pilka. Tai šitas man kainavo, jam dabar buvo 3% nuolaida, Bikovoje 2,457, pats didžiausias. Tai manau tikrai gera kaina. Ir ką mes čia turim, turim 628, čia apie pitakas, čia 20, nu tai kiam šiam, tai 100 kiek čia, apie 120 eurų kainuos mūsų terasa, plus minus 120 eurų. Tai žiūrėsim, kas čia gaunasi ir ką judam. Tai va, turim šeštadienį, turim 8:30 ir važiuojam į Sodybėlę. Galvojau, gal pavyks šią savaitę dar darbo dieną kokį ištrūkti vakare, vykti, bet nepavyko. Tai bandysim šiandien labai daug pasidaryti, nes rytoj mačiau orą prastą žadą. Tai ką, važiuojam ir susitiksim kaime. Na štai persirengta, kavytės šį kartą negersiu, nes atsigėriau namie. Reikia biškį pataupyti laiko, daugiau pasidaryti. Ir ką, einam apsižiūrėsim, nuo ko pradėti. O pradėsim nuo šitos vietos valymo. Tai reikia visą šitą šiukšlyną susirinkti ir nusikasti, nežinau, kokiu, iki 10 cm geriausia būtų. Tai nieko nelaukiam ir pradedam. Tai ką, pradedam? Tai medienas reikia dėti prie medienų kažkur. Tokius visokius šapalius. Šiukšlės dėsim į maišą. Kas dar per šią savaitę nutiko, tai galėjot mane matyti per LNK. Buvau pakviestas dalyvauti į muzikos detektyvus. Įdedu iškarpą. Jei norėsit, pasižiūrėsit per antradienį šį rodė. Esu Gytis, atvykau iš Jonavos. Aš svajoju, sako Gytis, ar atsakymas teisingas? Tai va, jeigu norėsit, pasižiūrėkit pilną laidą, o galbūt kažkas matėt, tai jeigu matėt, pakomentuokit. O mes grįžtame prie kaimo reikalų ir dirbam. Dirbam šitam šiukšlyne. Radinių video. Čia radinių, po to ant galo padarysim radinių dar apžvalgą. O dabar tai bandau, kiek eina, vis tiek čia kalnuota, nusikasinėti ir išsivežti tą juodžemį su šiukšlėm. Atrinkinėju tas šiukšlės ir žiūrėsim, kas čia gausis. Žemių niekur toli nevešiu. Čia vietoj yra toks nuokalnė. Tai va, pabiškai galima bus lygint, po to užsėsiu žolytę ir gerai bus. Perkau, žodžiu, tą šiukšlyną, aš čia viską ir toks maišas pakastas, o po juo va kažkoks įdomus daiktas. Gal skrynę radau su auksu. Tai reikia žiūrėti, kągi mes čia radom. Tikiuosi nesprogs. Kas čia toks per daiktas įdomu. Čia nieko rimto. Apsidžiaugiau, kad skrynę radau. O čia tiesiog net neįsivaizduoju, nuo pečiaus gal tas durelės. Žodžiu, nieko gero. Bet kodėl šitie dalykai yra po žemę? O čia dar pasirodo, žiūrėkit. Kodėl visi šitie dalykai yra po žemę? Juškos durelės tos. Tas tai man yra nesuprantama. Čia dar kažkas. O, kitos durelės pečiaus. Jo, tai jokia čia skrynė.
nepaėjo. Žodžiu, nieko gero. Na ir po keletos valandų darbų turim štai tokį vaizdą. Išsivaliau visą tą plotą, kur bus terasa. Aišku, šiukšlynas aplinkui. Čia supyliau juodžemį, prasilyginsiu dar. Ir ką, dabar reikės tiesti agroplėvelę. Dar normaliai išsimatuoti, ar viskas tvarkoj. Ir ką, dabar reikės agroplėvelę išsidėlioti čia visur, išsitiesti, išsikarpyti ir žvyrą vežtis. Taip pat sakiau, aptarsim, kągi mes radom čia, knisdamiesi po šitą teritoriją. Ogi radom krūvą metalo. Štai, tos durelės, dar visokiausi dalykai. Čia šitas sunkus labai. Tai va, žodžiu, kolekciją metalo radom. Tas gerai, bet kas nepatiko, kad šiukšlių kosmosas buvo, visas maišas visokiausių. Prikasta nuo stiklų ir plasmasių ir ko tik neradau. Lempų, plasmasių, asbesto. Nu, žodžiu, buvo tokia mada. Tai dabar bandysim tiestis juostą agro ir pilsim žvyrą. Čia šitoj vietoj nekasiu aš tų 10 cemų, nu, blemba, laikiną dalyką darau. Nukasiu, nežinau, čia kokius 7 gal. Ir čia tiesiog jau ties tą vietą net kilo. Tai, žodžiu, žiūrėsim, žvyro pasipilsim, su žvyru reikės susitrombuoti, su kuo trombuotis, tai aš net neįsivaizduoju. Nieko neturiu, bet gal kažką pagaminsim. Bandom tiesti tą plėvelę agro. Gal taip daryt? Šitie rasti akmenys į pagalbą ateis. Na štai, pasaka, ką galiu pasakyti. Plėvelės išmatavimas atitiko tobulai. Dar čia va liko, tai nusikirpsiu ir viskas, o iš šonų tai jau eigoj susitvarkysim. Ir ką, galima, nežinau, eit tą progą kavos įkalt, nes jau pietus beveik, ir pradėsim žvyrą vežtis. Užsikaičiau kavos, kol kaista virdulys, einu, bėgu, dar pabandysiu bent vieną karutį atsivežti žvyro, kad nevilkinčiau laiko, nes ir taip jau neturėjom laiko atvykti 3 savaitės čia, tai reikia dirbt. Plius orai labai nedėkingi. Ir dabar toks apniukęs oras, tai tikiuosi nepradės lyt, noriu šiandien pasidaryti kuo daugiau. Gerai būtų tas paletės impregnuotis, jeigu čia pavyks man. Tai tai nevilkinam laiko, bėgam, kol kava kaista, atsivešim bent vieną karutį. Bandom dar antrą.
Supyliau ne vieną, bet 5 tačkės. Ir dabar reikia eiti atsigerti kavytės, užkasti ir toliau darbuotis. Dangus nėra gražus, bet labai tikiuosi, kad neužlis šiandien. Kavytės iššovėm, dar jogurtuką pavalgom, pailsim ir lekiam toliau darbuotis. Jeigu matot šitas toks video ant greičio, toks ant įtampos, dirbt, nu aišku, nes nebuvom 3 savaitės, tai reikia atidirbti už tą laiką, plus labai oras nedėkingas, tikiuosi šiandien neužlys, o rytoj tai tokį vėjotą rodo, tai noriu šiandien kuo daugiau pasidaryti. Pailsėjom, galim toliau dirbti. Dvidešimt 26 karutis. Biškį taip valandėlę padirbėjau. Non-stop variau. Tai buvo, kiek ten buvo, 5 supiltas, tai dar 21 supyliau taip non-stop. Biškį, nusikaliau taip sakyčiau, bet žiūrint į krūvą, krūva per pus, gal dar daugiau mažesnė, tai kažkas čia tokio 2,5 tonos suvežiojau. Tai ką, dabar reikės lyginti, einam, parodysiu, kas čia iš viršaus atrodo. Iš viršaus va taip atrodo. Tai va, dabar reikia išsiskirsti tą žvyrą ir pradėti trombot su kažko, pasipildo reikia sulaistytuvų vandens. Tik tai vat su kuo trombota aš neįsivaizduoju, eisim kažką galvoti. Tai va šioks toks atnaujinimas. Bandau aš šį trepsėt, sugalvojau, kad tiesiog su savo svoriu varysiu, dar ant lentos šokinėjau žodžiu. Tai dabar pilsiu vandenį ir jau lyginsiu, kad būtų plius minus lygų. Aišku, lygų nebus, bet bus gerai, manau. Tai einu prisileisti vandens ir reikia toliau varyti, lygint šitą vietą. Dar pamiršau pasakyti, kad dar dasivežiau 4 ar 5 kariukus, tai viso jau atvežta 30 šiandien čia kariukų. Tai kažkas apie 3 tonas, jaučiu, gal mažiau. Bet kažkas tokio, 2,8 gal. Tai va dar vieną atsivežiau ir jau bandysiu viską lyginti. Na štai, susitrambavau. Be technikos, be nieko. Rankiniu būdu mėgėjiškai. Dabar galvoju tiesiog dėti paletės ir kas nelygų lyginti, nes kitaip tai čia bus sunkiau. Tai tiesiog duos paletės ir pagal jas, kur reikia lyginti, tiesiog bandysiu lyginti. Žiūrėsim, kas čia gaunasi. Faktas, kad lygiai nebus. Žinokit, neiškentėjau ir sudėjau viską, kaip plius minus atrodys. Aišku, viskas dar kreiva, tos paletės pačios irgi kreivos, bet atrodo, žinokit, tikrai afigienai atrodo. Dar užsidės tokie, viskas nusidažys ir bus visai super. Aišku, reikės gal su tepalu pasitepti apačias dar palečių. Visų aš jų neimpregnuosiu, bet galvoju išorę. O šitas va tokias lentas impregnuosim, nudažysim ir bus gražu. Išsitepiu visas paletės, palečių va tas apačias. Šičia, vidinės dalis su tepalais. Tai jeigu prapučia įsigeria per tą laiką, aš einu toliau lygint bandyti. Mano gulščiukas tai toks yra patyrusio statybininko. Toks, jau čia klasė yra. Lyginau aš čia 2-3 kartus, trombavau 2 irgi. Daugmaž jau gulščiukas rodo tiesiau, ne visai, bet jau daugmaž tiesų, tai aš manau nieko nelauksiu ir pradėsiu
bandyti dėti tas paletės ir galbūt šiandien spėsim dar nuimpregnuoties. Matysim, jau po 4. Galvoju viską daryti vietoj, taupau laiką, nes naktį lis, tai galvoju, kol dar tik 4 reikia nusidažyti, nusiimpregnuoti. O čia žodžio impregnantas, kuris yra pilkas, tai aš smėlio dėžę pernai ar užpernai dažiau emos, tai visai graži spalva buvo. Tai nusiimpregnuosiu šias viršų, šito šonus ir va tuos ir viskas, ir gana bus. Įmiau kuo didesnį teptuką, kad kuo greičiau man čia dažytųsi, man čia grožio labai nereik. Man svarbu greitai. Tai kol kas pasiteisina. Tai kažkiek aš jas čia apdažiau, į dėmesio nekreipkite grožį, čia grožio nėra, apatinės jos bus, pagrindas bus šitos, tai aš jas rytoj, jeigu geras oras, nusišveisiu ir tada prisuksiu ir nudažysiu, tai va, einu dar su sekančiom 6 paletėm tą patį padaryti. Nu va, susirišo jos tarpusavį su tokiais metaliukais, kur rodžiau video pradžią ir dabar ką reikia eit. Saulė tokia jau lenda, reikia eit kitas dažyti ir tą patį daryti. Ir dar iš išorės surišti reikės ir bus gerai. Na štai, šiandienos darbelis padarytas. Pradirbau 10 valandų, realiai non-stop. Tai va, nusiimpregnavau paletės, visų nesurišau, nu ta prasme nesusukau tarpusavį, nes mano galvutė pamiršau, kad suėjus ir neatsivežau kitos, nesimato, nesufokusuoja. Bet bendras vaizdas tikrai neblogas. Tai nežinau, šiandien jau eisiu tvarkytis turbūt, o rytoj laukia užbaigimas, tikiuosi. Suksim šitas lentas, pirmiausia, aišku, jas nusišveisim, pabandysim su to, kur nusipirkau šveistuku, tada reikės vėl impregnuot ir tada susukt. O, kas čia per draugelis atėjęs? Ką čia darai? Oras tai kuo toliau darosi vis baisesnis, vėjas nesveikas. Aš tą paskutinės paletės jau ten varau visų pajėgumų, visų greičių. Galvoju, nu durnelis, nu kaip iš šono, galvoju, kaip aš iš šono atrodyčiau. Vėjas, medžiai jo, taip. Nežinau, nesigirdės turbūt jum per mikrofoną, bet jeigu šitą nuimsiu, gal girdės. Žodžiu, vėjas mane klausė, aš nesimpregnuoju, vėjas kaip spėti. Tai va, žodžiu, kad rytoj belinėlis, gali toks vėjas, kaip dabar būt. Tai susitiksim rytoj. Labas rytas, turim sekmadienį ir ką Gitėnas daro, važiuoja į sodybą. Tai bandysim šiandien užsibaigti mūsų terasą. Oras šiandien ne kažką, praneša, man atrodo, iki 33 metrų per sekundę vėją. Tai bet kas čia tokio, normaliai. Tai žiūrėsim vietoj, kaip ten mums leis galimybės, bet užsibaigti norėčiau šiandien. Tai važiuojam ten ir susitiksim sodyboje. Štai persirengiau šį kartą į žieminius rūbus, nes lauke labai nemalonus oras, bet šiandien susiplanavęs esu, kad bandysiu kiek įmanoma dirbti troboj, bandysim šveisti tas lentelės, kurias kalsim ant padėklų. Galbūt čia ir jas nuimpregnuosiu ir tada žiūrėsim jau, ką orai leis. Tai užeina dar kol kas stovėjo tokio nėra, kažkas panašaus kas vakar, bet užeina toks kaip duoda, tai nesmagu.
Tai nieko nelaukiam, kol saulė šviečia, reikia eiti darytis darbus. Varom. Tai va, nusipirkau Lidle šitą šlifuoklį ir ką, aišku, taip pat nesu gyvenime su tokiu daiktu dirbęs. Tai šitoj sodybai viską pirmą kartą išbandau, ko gyvenime nedaręs, tai va. Dabar vėl bandysim šlifuoti, žiūrėsim, kas čia gaunas. Greitai čia sakyčiau dylaisai, bet jo, eina savo. Ta prasme, va. Čia gal į tuos vinukus jisai susivaro, bet šiaip. O eina savo, palyginus su šitom. Na štai palyginimui, šita šlifuota, o šita nešlifuota. Rezultatas matosi. Nu fainai. Tai opa, pats pradėjo. Pats šlifuoklis darbą pradėjo. Sako, nebetarmozink, nu greičiau dirb. Tai varom dirbt. Dirbu, pasižiūriu pro langą, sninga. Tai kaip jaustis? Normaliai. Ką tik snigo, dabar saulė. Oras kaip moteriška nuotaika. Šitoks tėvelio bajeris buvo. Na štai nusišlipavau šias lentelės. Trūkau, nežinau, iki valandos kažkur. Na ir dabar, žinokit, oras pasitaisė. Tai visgi galvoju, gal reikia eit pabandyti, nu tai tas paletės tarpusavy pirmiausia susukti. O tada galbūt ir šituos ant viršaus ir tik tada dažyt. Tai biški laiko susitaupytų. Nes oras tai va toks neblogas, dabar vėl saulė šviečia. Neapsiniaukia, tai reikia eit pabandyti. Žiūrėsim, kas gaunas. Tai dabar surišinėt paletės ir tuoj susitiksim. Tik ką baigiau, susukau lentas ir žinokit, prasidėjo audra. Aš dar planavau dažyti čia tas paletės, tai net nežinau, kas čia gausis, gal vėl saulė išlys. Šiaip lietaus nepraneša, bet sninga dabar. Sninga. Pasižiūrėkit, kas darosi. Belė koks vėjas. Na ir štai taip atrodo terasėlė. Liko nusimpregnuot, bet pradėjo snigt. Tai vaizdas man atrodo tikrai neblogai. Komentuokit, kaip jums. Iš antrinių žaliavų pasigaminom terasą, ant kurios galėsim leisti vasaros pavasario dienas ir slėptis nuo saulės. Čia vaizdas iš namuko bus į terasą. Pavasariškas oras Lietuvoje, super, toks nesninga, gaitina, šilta. Kol ta vietra čia užėjo, tai reikia atsigerti arbatėlės, užkasti kažką, pamontuoti video. Ir galbūt praeis vėl, nes pirmai irgi buvo taip užėję per tą laiką, kol nusišlifavau ir praėjo. Tai žiūrėsim, kas čia bus. Nu ką sakiau, po 10 minučių vėl. Turim saulę. Tai va, arbatą geriu, išgeriu, gal pavyks dar ir nusimpregnuot. Žinokit, sniegai praėjo, vėjas nedingo, gal kiek apmažėjo, bet išlindo saulė. Tai aš nusprendžiau, kad reikia eiti ir dažyti pirmą sluoksnį. Tai nieko nelaukiam ir bėgam dažyti. Tai ką, sakiau, kad oras pasitaisys ir galėsim dažyti. Tai nieko nelaukiam, kol saulė šviečia, dažom. Na ir ką jūs galvojat?
Ogi išsidažiau, pavyko. Saulė dar šviečia, pro saulę ir pasninga, bet pavyko išdažyti. Tai tuoj apsuksiu kamerą, parodysiu, kaip atrodo realiai. Tai va, realiai, kas gavosi man, tikrai atrodo neblogai. Turės šeimyną, kur leist vasaras, kur pavalgyti, kur pailsėti, kur nuo saulės pasislėpti. Reikės tik tai baldų, lauko ir bus super. Tai va, tai nekankinsiu aš jau jūsų ir taip ilgas video gavosi. Ačiū, kad žiūrėjot. Gero ateinančio pirmadienio. O mes žiūrėsim, praneša jau vasariškus orus nuo kito savaitgalio, tai faktas, kad leisime laiką čia ir galbūt jau pavyks pavalgyti pietus čia. Tai dar kartą ačiū, kam patinka mano kuriamas turinys, paspauskit like, pakomentuokit, pafollowinkit ir susitiksim sekančiam video. Čiau.